Visų pirma, noriu padėkoti taip gausiai susirinkus žiūrovams iš Marijampolės. Tikrai jautėmės praktiškai, kad kaip žaidžiam namie. Antra, nukeliu kepurę prieš savo žaidėjus, kur sužaidė super rungtynės ir ką buvom suplanavę taktiškai, viskas buvo įgyvendinta. Džiaugiamės pergalę, žinojom, kad tikrai sunku bus, nes Jagellonai savo aikštėj niekam taškų per daug nedalina. Bet kaip minėjau, buvom gerai pasiruošę tom rungtynėm, dar kartą sveikinimai žaidėjams ir žiūrim į priekį. Treneri, kai buvo uždirbtas 11 metrų baudinys, įspūdingą kovingumą pademonstravo Sydis Sanoka ir šiaip tai yra žaidėjas, kuris žaidžia puolime, bet atlieka ir labai daug kitų funkcijų, tai galbūt keletas žodžių apie jį. Noriu per daug įskirti nei vieno žaidėjo, nes man svarbiausia komanda. Taip, kad kiekvienas turi savo užduotis ir jeigu kažkam nepavyksta, kitas turi padėti. Ir ne tik jo Sydis moka žaisti su kamuoliu, bet tuo jo užduotis neapsiriboja tas pats, taip pačiai kaip ir Naurio, ir tas duoda naudą komandai. Esu patenkintas komandiniu darbu. Ar yra galimybių, kad prie Sūduvos prisijungs nauji futbolininkai? Sunku pasakyti, matysim, žiūrinėjam. Labai niekur neskubam, jeigu kažkas pasitaikytų, galbūt svarstysim, kol kas esam patenkinti tuo, ką turim, o ką ateitis parodys, matysim. Tas rungtynės žaisit Liepos 7 dieną, tai yra kitą pirmadienį, tai galbūt po tokių gerų rungtynių davėte vaikinams keletą laisvų dienų? Nusipelnė, nes tikrai šiandien atidavė daug jėgų ir širdies, taip kad porą dienų bus laisvų. Mintis tokios, kad tik prieš savaitę pasidžiaugiau, kad po ilgos pertraukos sužaidžiau su 4 tikrais gynėjais, tie, kurie turi žaisti pagal savo pozicijas, ir prisišnekėjau. Šiandien vėl reikėjo rotuoti ir ne tik tai. Aš manau, Sūduva, pelnytai laimėjo ir apmaudu tik tai, kad prasileidom tą pirmam kėliny įvartį ir kaip ir rungtynės dar jos atviros, 1-0, tai nėra taip, kad ten tu negali jas pakreipti į kitą pusę. Ir tas antras įvartis būtent toks, kokį mes pasidarėm, kokį Sūduva pelnė, tai tų šansų paliko visiškai mažai. Ir ką galiu pasakyti, kai per paskutinės 6 minutės aš mačiau daugiau negu per visas 90. Tai aišku, gal mums reikėjo daugiau, Sūduva saugojosi tą rezultatą, bet esmė, kad tie žaidėjai, kuriuos įleidau, jie norėjo, jie bėgo, jie žaidė ir finale susikūrėm tų keletą momentėlių. Bet to neužteko. Manau, kaip ir sakau, Sūduva pelnytai laimėjo ir reikia daryti išvadas ir eiti toliau. Kiek treneriai neramina, kad pastaruoju metu banguojantis rezultatai, ypač kai artėja ir kovos europinės? Sakau, neramina tai, kad neturiu tų gynėjų. Tai tik tai mane neramina. O įmušt mes kaip ir įmušdavom, šiandien nepavyko. Ir aišku, tas žaidimas gynyboje jisai įsimuša, kai reikia rotuoti ir į tas pozicijas statyti žaidėjus, ne tos, kurie turi tenai žaisti. Aišku, tai nukenčia prie gynybinių veiksmų, bet turim rasti išeitį, atvažiavo naujas gynėjas, aišku, reikia laiko, kad jį įvesti, dar šiek tiek laiko. Bet, tikiuosi, sakau, išanalizuosim, pažiūrėsim ir ką reikia eiti į priekį. Paminėjot naują žaidėjai, sako Džiuma, norėjau paklausti, ar yra dar galimybė, kad bus dar naujų žaidėjų? Sunku pasakyti, priklauso, kas liks komandai, gal kažkas tai išeis, gal liks, nuo to priklausys, ar turim galimybių kažką tai įsigyti, nes kol kas ne.